Sveiki Vilniaus krepšinio lygos gerbėjai, sugrįžtame su jumis po vasaros pertraukos ir pristatome pirmąją šio sezono mūsų laidą. Iš karto ženkime į Lietuvos krepšinio federacijos DNB Nord taurę, kur Stamperija, Vilniaus krepšinio lygos elito grupės čempionė, susitiko su kitos miesto lygos stipriausia ekipa TonyBet. Gerokai po vasaros pasikeitęs jaunasis Stamperijos kolektyvas dėja, tačiau jau pirmosiose rungtynėse prarado beveik visas galimybės kautis dėl kelialapio į kitą Lietuvos krepšinio federacijos Nord LB taurės turnyro etapą. TonyBet vyrai atvyko vos šešiese, tačiau jau pirmajame kėlinyje įgijo persvarą ir pirmavo 25-16. Antrajame kėlinyje skirtumas išaugo negrįžtamai. Stamperija viso kėlinio metu sugebėjo pelnyti vos 10 taškų, kai TonyBet toliau dominavo varžovo aikštės pusėje. Per kėlinį įmetus 29 taškus, patyrusių LKL grandų kupina komanda skirtumą padidino jau iki 54-26. Pirmoje rungtynių pusėje Stamperijos žudikų tapo Mindaugas Budzinauskas. Per 2 kėlinius pelnęs 17 taškų bei realizavęs visas 6 mestas baudas. Trečiajame ketvirtyje į aikštę TonyBet žaidėjai grįžo atsipalaidavę. To netruko pasinaudoti Stamperija, kuri aktyvaus spaudimo dėka mažino skirtumą. Pirmąją rungtynių pusę Stamperijos gretose tylėjęs Tomas Grybauskas per trečiąjį kėlinį pelnė net 12 taškų ir gana gausiai susirinkusių Stamperijos sirgalių akyse įžiebė nedidelę viltį. Nors trumpam, tačiau Stamperija atrodė visai kita komanda nei pirmoje dvikovos pusėje. Trečiąjį kėlinį Stamperija pabaigė atsilikdama 16 taškų skirtumų 53-69. Deja, tokio tempo nepavyko išlaikyti iki rungtynių pabaigos. Nors Stamperija turėjo bene dvigubai didesnį žaidėjų rezervą, aikštėje atrodė vangiai ir pavargusiai. TonyBet laimėjo ir ketvirtąjį kėlinį 26-20 ir atsakomąsias rungtynes savo aikštelėje žaidė, turėdama 22 taškų persvarą. Atsakomosiose rungtynėse pergalę sugebėjo iškovoti Stamperija. Deja, skirtumas buvo labai nedidelis – 83-80 ir to nepakako norint žengti toliau. Antrose rungtynėse ir vėl rezultatyviausiai Stamperijos gretos žaidė Tomas Grybauskas, pelnęs 30 taškų. 20 pridėjo Žilvinas Rubliauskas bei 19 Arnas Aniulis. Taigi, Vilniaus krepšinio lygos elito grupės čempionai savo pasirodymą DNB Nord Lietuvos krepšinio federacijos taurėje deja šiemet baigė. Vilniaus krepšinio lyga ir Sostinės krepšinio mokykla ir toliau tęsia savo sėkmingą bendradarbiavimą. Bei jau antrus metus iš eilės surengė tradicinį sezono pradžios gatvės krepšinio turnyrą 3x3. Renginys vyko krepšinio aikštelėse prie Baltojo tilto, o jame net 7 amžiaus grupėse dalyvavo daugiau nei 70 komandų ir 250 žaidėjų. Nors puikų orą vienu metu bandė pertraukti trumpalaikis lietus, tai šventinės nuotaikos nesugadino. Pirmoje turnyro dalyje jau nuo 10 val. Ryto aikšteles užpildė jaunieji krepšininkai iš didžiausios Lietuvoje Sostinės krepšinio mokyklos. Aistringai trenerių bei tėvelių palaikomų mažųjų krepšininkų dvikovas vainikavo analogų Lietuvoje neturinčio darželių krepšinio čempionato dalyviai, kuriems viso labo po 6-7 metus. Daug džiaugsmo ir emocijų nugalėtojams suteikė šventėje pasirodę Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai Dovydas Redikas ir Renaldas Seibutis, kurie spaudė rankas ir įteikė prizus visiems Sostinės krepšinio mokyklos turnyro nugalėtojams bei prizininkams. Linkiu jums daug pergalių ir sėkmės ateityje. Ačiū Renaldai, aplojimai Lietuvos Ryto krepšininkams. Tikimės, kad šiemet čia vyrai į Vilnių grąžins čempionų titulą ir mes vėl būsim geriausi Lietuvos krepšinio lygoje. Pabaigus pasirodymą grupėse, buvo skaičiuojami rungtynių rezultatai, o tuo metu Vilniaus krepšinio lyga tradiciškai nepamiršo ir žiūrovų, kuriems surengė konkursą. Jame reikėjo per kuo trumpesnį laiką pataikyti iš tritaškio, nuo baudų metimo linijos ir iš po krepšio. Kad ir kaip būtų keista, ne vienas iš 4 dalyvių, kuriais galėjo būti tik šventės žiūrovai, nesugebėjo serijos pabaigti taiklių metimų iš po krepšio. Nugalėtojų tapo užduoti per 27,30 sekundės atlikęs Dainius, kuriam atiteko gaivusis Švyturio prizas bei Vilniaus krepšinio lygos įsteigtas krepšinio kamuolys. Ketvirtfinalyje krito net keli pirmame etape sėkmingiau pasirodę kolektyvai. Bene labiausiai nustebino SPA, sugebėjusi palaužti iki tol be pralaimėjimo žengusius Kibinus. Panašus likimas nutiko ir senosios mokyklos vaikinukus, kurie turėjo pripažinti studentų pranašumą. Kitose rungtynėse Svirnai 8-8 sužaidė su Karys LT, tačiau pateko į kitą etapą. SKM 1-9-9-7 trečioji komanda 10-7 įveikė Vygą į Maciolės ekipą. Studentai 11-9 palaužė senąją mokyklą, na o SPA 8-7 vienus iš favoritų Kibinus. Pusfinalio susitikimai buvo dar atkaklesni, o viename iš jų nugalėtojas paaiškėjo tik paskutinėmis akimirkomis.
Puikaus tolimų metimo pataikymų dėka pergalę šventė SPA ir būsimieji turnyro nugalėtojai SKM 1997 trečioji komandos. Netrukus po Lietuvos Ryto krepšininkų įteiktų apdovanojimų visus dalyvius atgaivino stiprus trumpalaikis lietus ir aikštelėse pasirodė 15 vyriausiosios Vilniaus krepšinio lygos grupės dalyvių. Burtai komandą suskirstė į 3 pogrupius, o į kitą etapą pateko net 8 geriausios ekipos. Atkakli kova užvirė nuo pat pirmųjų rungtynių. Pirmajame etape buvo tik 2 komandos, kurios nepatyrė pralaimėjimų, tai Svirnai ir Kibinai. Tačiau puikiai pradžia tėra tik pusė darbo ir jau ketvirtfinalis parodė, jog pirmoji vieta pogrupyje dar nieko nereiškia. Mažajame finale didesnės intrigos nesulaukėme ir pergalę dar anksčiau rungtynėms numatyto laiko pabaigos šventė Svirnai, kurių sudėtyje buvo Aurimas Kvietkauskas, Benas Steponienas, Tomas Laurinavičius bei Darius Ragalskas. Didžiajame finale ir vėl prabilo slaptasis SPA ginklas Ramūnas Jozonis, Nerijus Jozonis, Marius Levinskas. Šie krepšininkai puikiai pataikė iš toli ir to dėka 3 turnyre žaidę SPA ilgą laiką pirmavo. Deja, išsiveržė į priekį 11-9, daugiau pataikyti nebesugebėjo. To pasinaudojusi SKM 1997 trečioji komanda pelnė 4 taškus be atsako ir šventė pergalę turnyre 13-11. Vilniaus krepšinio lygos vyriausios amžiaus grupės čempionais tapo Laurinas Žilinskas, Eduard Rogačiov, Gediminas Kieras ir Alfredas Lukaševičius. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojus apdovanojo Mambo Pica, įsteigusi net 100 litų vertės dovanų kuponus. Antraisiais likusios komandos gavo teisę nemokamai apsilankyti Labas nuotykių parke, Antakalnyje. Na, trečiosioms ekipoms atiteko Adidas, Sostinės krepšinio mokyklos bei Švyturio prizai. Visi prizininkai džiaugiasi medaliais, o vyriausiosios Vilniaus krepšinio lygos grupės nugalėtojų pakylos krepšininkai įspūdingomis Stiklo paslaptis LT meistrų rankų darbo taurėmis. Puikios šventės organizatoriai Vilniaus krepšinio lyga ir Sostinės krepšinio mokykla nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams bei renginio partneriams ir pažada, jog dar ne kartą susitiksime panašiuose renginiuose. Pradėsime šio vakaro programą. Visų pirma, pradėsime nuo šiokios tokios įžangėlės. Kaip žinote, Vilniaus krepšinio lyga pasiūlo daug staigmenų ir siurprizų, tai bus ir šiemet. Visų pirma, mes pradėsime nuo trumpos įžangėlės, kas įvyko pernai. Taigi prašyčiau dėmesio. Tuo tarpu naujai atidarytame Vilniaus Lietuvos Ryto krepšinio komandos ir Vilniaus krepšinio lygos oficialiajame bare Time Out susirinkę komandų atstovai bei lygos vadovybė patvirtino naujosios lygos nuostatus ir aptarė svarbiausius naujojo Vilniaus krepšinio lygos sezono reikalus. Posėdis prasidėjo įspūdingiausių praėjusio sezono rungtynių epizodų klipu, taip pat gyvų naujojo Vilniaus krepšinio lygos himno pristatymu. Jie atliko pirmosios Vilniaus krepšinio lygoje istorijoje gautos techninės pažangos autorius Šamas. Gyvenimas kova, tad kovok širdimi. Tu žinai, kad tiki, tu tiki, kad gali, bet kovoje išlik tik savimi. Tu žinai, tu tiki, tu jauti, kad gali. Gyvenimas kova, tad kovok širdimi. Tu žinai, kad jauti, tu tiki, kad gali, bet kovoje išlik tik savimi. Tu žinai, tu tiki, tu jauti, kad gali. Gyvenimas kova, tad kovok širdimi. Tu žinai, kad jauti, tu tiki, kad gali, bet kovoje išlik tik savimi. Ačiū. Po trumpų vaišių prasidėjo svarbiausių lygos nuostatų aptarimas, o po jo burtų traukimas bei komandų skirstimas į grupės. Antrajame sezone Vilniaus krepšinio lygoje komandų skaičius ženkliai išaugo. Šiemet 3 skirtingų pajėgumo divizionuose Elito B ir C lygose rungtyniauja net 76 komandos. Elito divizione varžysis 10 kolektyvų. Visos ekipos sužais po 2 rungtynės tarpusavyje, o į kitą etapą pateks pirmos 8 komandos. Atkrintamosiose varžybose pirmąją vietą užėmusi komanda rungtyniaus su 8, antroji su 7 ir taip toliau. Na, o kas taps stipriausiamis, paaiškės finalinėme ketverte gegužės mėnesį. Elito grupės dalyviai yra šie. Pernai metų Stamperija, atsigaunantis kolektyvas Pirtyje.lt, tai buvusi Dabrėja ir Ernst & Young, Focus Pizza, krepšinio klubas Žaibas, Sadolin, Tegra, Švyturys, sporto klubas Nemenčinė, Vilniaus pedagoginio universiteto komanda bei buvusi Ark studija, dabar pakeitusi savo pavadinimą į Kelionės LT Lemoną. B lygoje 3 grupėse rungtyniaus 24 komandos. Tarp jų ir praėjusių metų Vilniaus krepšinio lygos Basket News LT iššūkio taurės čempionai Kredito komanda, bei kelios Elito divizione nepanorusios rungtyniauti ekipos.
Kiekvienoje grupėje komandos rungtyniaus 2 ratų sistema. Sužaidus 14 rungtynių, 1-4 pozicijas užėmusios ekipos užsitikrins vietas atkrintamosiose varžybose ir sudarys naujas top 12 grupės po 4 komandas. Tuomet 3 pogrupiuose ekipos dar kartą susirungs namų išvykos sistema. Lygiai tokia pat sistema bus taikoma ir apatiniai, bottom 12 grupiai, kuri analogiškų būdų kausis dėl likusių 4 kelialapių playoff varžybose. Paskutinės 4 vietas B lygoje užėmusių ekipų dalyvavimą kitame sezone pakeis C lygos Final Four dalyviai. Po atskiro balsavimo buvo nuspręsta, kad komandos į antrąjį etapą atsineša įskaitinius taškus iškovotus pirmajame etape prieš to paties pajėgumo grupės priešininkus. Tuo tarpu gausiausioje Vilniaus krepšinio lygos C grupėje startuos net 42 ekipos. Džiaugiamės galėdami pristatyti šios lygos rėmėją spaustuvę Diremta. Komandos buvo padalintos į 6 grupės po 7 ekipas. Jos taip pat rungtyniaus 2 ratų sistema, po kurių seks antrasis etapas bei atkrintamosios varžybos. C lygoje taip pat galios nuostata, jog į antrąjį etapą komandos atsineš įskaitinius taškus, kurie padės kovoje dėl patekimo į atkrintamasias rungtynes. Tik čia, skirtingai nei B lygoje, įskaitiniais bus laikomi visi taškai iškovoti pirmajame etape, net ir prieš skirtingo pajėgumo grupės varžovus. 1-3 vietas užėmusios ekipos sudarys top 18 grupę, kuri pagal iš anksto sudarytą varžybų medį susidės iš naujų 2 pogrupių po 9 komandas, rungtyniausiančias 1 rato sistema. 4-7 vietas užėmusios ekipos taip pat pagal iš anksto sudarytą varžybų modelį sudarys bottom 24 grupę, suskirstytą į 3 pogrupius po 8 komandas. Čia taip pat vyks rungtynės 1 rato sistema, o 24 komandos kovos dėl likusių 14 kelialapių į playoff etapą. Iš 42 dalyvių Vilniaus krepšinio lygos Diremtos C lygoje atkrintamasias pateks net 32 ekipos, o komandos sužais mažiausiai net po 19 reguliariojo sezono rungtynių. Vėliau seks 16 finalis, 8 finalis, kur bus žaidžiama iš 2 rungtynių skaičiuojant taškų skirtumą, bei 4 finalis, kuriame kaunamasi serijoje iki 2 pergalių. Turnyrą, kaip ir kiekvienoje kitoje grupėje, vainikuos Final Four varžybos. Vilniaus krepšinio lyga ir gausus mūsų partneriai dar kartą dėkoja, jog ir vėl pasirinkote mus. Tikimės, jog pateisinsim jūsų lūkesčius ir šiemet sustiksime ne vienoje puikioje dvikovoje, ne tik Lietuvoje, tačiau ir už jos ribų. Taigi visiems gero sezono ir iki pasimatymo jau krepšinio arenose.